Vilniaus Ozo gimnazijos 3 klasės Simo Polikevičiaus dienotvarkėje sportas nuo ryto iki vakaro. Jau 5 metus mokosi pagal specialią sporto ugdymo programą. Visą dėmesį skiria dziudo treniruotėms ir laimėjimams. Simui dar tik 17, bet jau tapo Lietuvos suaugusiųjų dziudo čempionu. Jo laimėjimai ryškus ir už tėvynės ribų. Europos jaunimo olimpinėme festivalyje Slovėnijoje iškovojo sidabrą, o pasaulio jaunių U18 čempionate – bronzą. Puikus pasirodymas Slovėnijoje sportininkui suteikė daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, ramybės ir aiškaus žinojimo, kad daug dirbant ir aukšti rezultatai pasiekiami. Simas svajoja ant tatamio susigrumti su geriausiais pasaulio dziudo meistrais suaugusiųjų čempionate.